Labas. Šiandieną su tavim norėsiu pasidalinti tema, kodėl vitaminą D reikia vartoti ir vasarą. Bet prieš įeinant į šitą temą, norėčiau tiesiog užsiminti, kad mano YouTube kanale tikrai yra labai daug peržiūrų ir būčiau labai labai dėkinga, kad ir paspaustumėt užsiprenumeruoti šitą kanalą. O dar būčiau labiau dėkinga, jeigu pasidalintumėt su žmonėmis, kuriems yra aktualios kažkurios temos. Tai pasieksime daugiau klausytojų ir galėsim daugiau žmonių padėti. O šiandienos mano pašnekovė, jau kas jau sekat mano kanalą, jau žinote, vaistininkė Eglė Žemkauskienė. 19 metų dirbantį vaistinį ir 15 metų jau šviečia visuomenę skaitydama paskaitas apie maistinių medžiagų svarbą organizmui. Taip pat asmeniškai konsultuoja ir jeigu būtų toks noras pas jūsų, tikrai visa informacija yra sudėta po šito video arba tiesiog paspausti nuorodėlę Linktree ir jūs nuves kur jūs ko ieškosite. Tai ką, pradedam. Labas, Eglė. Labas, Andžela, sveiki visi. Tai išties vasara ir tikrai ne vienam kyla klausimas, kam tą vitaminą D bevartoti. Bet tikrai esu girdėjus ir skaičius ir mačius jau daug informacijos ir iš tavęs pačios, kad yra vis dažniau kalbama, rekomenduojama vitaminą D vartoti ištisus metus. Ir netgi nesvarbu, ar tu ten Ispanijoje gyveni, būna ir taip, o Lietuvoje tikrai mes neturim tos ispaniškos vasaros. Tai aš gal tiesiog vesiu tave klausimais, tu tiesiog galėsi papildyti iš savo pusės. Tai yra įdomus toks dalykas, kad Saulė, ar tiesa, kad Saulė turi kristi tam tikrų kampų, ten tam tikrą valandą, kad vyktų tą sintezę organizme to vitamino D. Taip, tai yra tiesa ir iš tikrųjų mokslininkai yra nustatę, kad kalbant apie Lietuvą, ar ne, nes mūsų aktualiausia apie Lietuvą, gal sakykim, nes skirtingai, tarkim, skirtingose pasaulio kraštuose ta saulė krenta, nes žinom, ar ne, kad yra šalių, kur ištisai vasara. Tai Lietuvoje tas saulės kritimo kampas vasarą yra kažkur nuo 11 iki 3 valandos dienos. Tai reiškia, yra kažkur 4 valandos, kada saulė krenta tuo reikalingu kampu, būtent kada tie spinduliai yra tinkami, kad vyktų vitamino D sintezė odoje. O nuo 10, tarkim, valandą anksčiau ir valandą vėliau, nuo 10 iki 11, nuo 3 iki 4, tai jau yra žymiai silpnesnė tie spinduliai, ta prasme, ta sintezė žymiai silpnesnė. O dar anksčiau, iki 10 arba po 4, realiai jau praktiškai galim sakyti, nebevyksta, labai silpnai vyksta sintezė. Tai tie spinduliai yra labai labai svarbus ir jeigu, tarkim, mes bijome nudegti, einame po pietų pasideginti ar ne, tai mes turime žymiai mažesnę vitamino D sintezę. Bet įdomiausia yra tai, kad jeigu, tarkim, mes tokie esam natūralistai, norime, kad viskas natūraliai pas mus vyktų ir mes sugalvotumėm kažkaip prakentėti žiemą išsirengę pusę valandos ant saulėtą dieną, nuo 11, tarkim, tame tarp iki 3, tai reiktų paminėti, kad nuo rugsėjo mėnesio iki balandžio mėnesio, galima sakyti, nevyksta vitamino D, labai minimaliai ten, tiesiog net nereikšmingai ta vitamino D sintezė vyksta, nes yra pasikeitęs vėlgi tas saulės spindulių kritimo kampas. Tai mokslininkai yra įrodę, kad Lietuvoje nuo rugsėjo iki balandžio tu gali degintis, jeigu ir bobų vasara, tarkim, nėra ten, tarkim, ankstyva vasara, balandžio mėnesį turėjom ir kovo gale turėjom karščius čia šiemet Lietuvoje, bet skaitos spinduliai
netokie, netoks kampas ir, na, tiesiog ta sintezė jinai nevyksta. O kalbant apie aplamai vasarą, tai pasižiūrėkime, šiandieną mes turime birželio pabaigą, bet ar tai galime pavadinti vasara, dar ji net neprasidėjo ta vasara. Tai turime vertinti vėlgi pagal esamą situaciją. Jeigu turime birželio galą, yra 16 laipsnių už lango ir saulė nešviečia, tai tu vėlgi tada to vitamino D niekaip nepagaminsi. Kalbant apie Taip. Ispaniją, iš tikrųjų aš turėjau keletą tokių klientų, pavyzdžių, kada buvo nustatytas didžiulis vitamino D deficitas žmonėm gyvenantiem Ispanijoje, Italijoje. Ir tai buvo siejama su tuo, kad žmonės tiesiog renkasi pavėsį, nes ten yra didžiulis karštis, yra didelė temperatūra ir žmonės vasarą sėdi pavėsyje, o pavėsyje vitamino D sintezė nevykdoma. Ir vėlgi, jeigu tu tą siestą prasėdi pavėsį, užsidaręs langines, užsidaręs kondicionierių pasijungęs, o eini į saulę tik atšalus vakare, ar ne? Truputį atvėsus orui, nu tai vėlgi ta sintezė nebevyksta, nes jau spinduliai nebe tokie. Nebe tas kampas, kaip tu sakai. Tai va, Taip. tai ir esu nustačius lietuviam gyvenantiem Ispanijoje, Italijoje didžiulius vitamino D deficitus vidury vasaros. Ir Nu, šiaip va, ką galiu prašau. pasidalinti iš patirties, kad tikrai, kas nevartoja vitamino D vasarą, ir rekomenduoju, tarkim, atlikti tyrimą, jeigu įtariu, kad tai yra vitamino D deficito jo požymiai, tai visiems be išimties, nevartojantiem vitamino D, randu didžiulius vitamino D deficitus. Gal, sakykime, dabar galvoju prieš šiais metais, bet šią vasarą, jeigu galim pavadinti vasarą aplamai, tai gal tik tai vienam žmogui buvo normos riba, bet žemutinė, nevartojančiam vitamino D. Tai, nu, tokia statistika. O Eglutė, tu paminėjai, kad geriausia ar ne to vitamino D gauti per tą piką saulės. Ir žmonės, tie jau tokie, jau tie drąsesni, eina per tą piką, kai ten būna karšta, bet būna dažnai, kad naudoja ir nuo saulės kremus. Taip. Tiesiog, kad nenusvilti, nenudegti. Tai vėlgi, tai ar mums duoda naudos, kad mes gausim to vitamino D per tos kremus? Tai va būtent, kad naudos duoda tik tai, kad nenudegtum. Kad nenudegtum, nenusviltum, nenusiluptum, puslėm nenueitų oda, bet iš tikrųjų tie kremai daro meškos paslaugą. Jie užblokuoja vitamino D sintezę. Galima sakyti, kas naudoja saulės kremus, tai vitamino D sintezė vykdoma tik 5 procentus. Tai, nu, įsivaizduok, tai yra jau labai labai minimaliai. O jeigu žmogus dar yra ir vyresnio amžiaus, tai dar mažiau, dar labiau sustabdoma. Nes dar ir amžius lemia, kiek vitamino D sintezuoja oda. Ir kalbant apie saulės kremus, tai vėlgi jie užblokuoja tam tikrus spindulius, kurie apsaugo, kaip minėjau, nuo nudegimo, bet jie neapsaugo neapsaugo nuo odos vėžio išsivystymo. Tai vat tiesiog mes, bet čia kita tema. Dabar kalbam apie vitaminą D. Taip. Ir tu paminėjai apie amžių. Tai galėtum šiek tiek daugiau papasakoti, kad nuo kurio ten to amžiaus jau pradeda lėtėti, ar ne, ta vitamino to sintezė. Tai remiantis keliais šaltiniais, vienur randu, kad nuo 65 metų absoliučiai nevyksta vitamino D sintezė, kitur randu, kad iki 70 metų jau tik tai maksimum 25 procentai geriausiu atveju sintezuojama. Bet vėlgi galim sakyti, kad visada reikia remtis ne vienu šaltiniu, bet kokią išvadą galime padaryti remiantis tais abiem šaltiniais, kad su amžiumi vitamino D sintezė odoje smarkiai mažėja ir ji, aišku, su amžiumi skirtingai, ar ne, nes yra skirtingi žmonės, skirtinga jų oda, nes tai priklauso irgi ir nuo odos tipo, nuo odos šviesumo, priklauso nuo odos
būklės, ar yra uždegimas odoje, ar nėra, nuo daug faktorių priklauso, bet iš esmės galima sakyti nuo 65 metų jau tikėtis, kad su saulė tu gausi visą tą kiekį, tai, na, būtų naivu. Ir aš sakau, ir anksčiau tai nėra, kad 65 metai suėjo ir užsidarė kažkokie vartai, durys ir dabar jau viskas. Tai iš tikrųjų su amžiumi jau mudviem irgi ta vitamino D sintezė vyksta nebe 100%. 100% skaitosi vyksta iki 30 metų panašiai. Kada jau, nu, tiek, kiek organizmas maks gali, tiek jisai sintetina, jeigu tu, žinoma, būni ant saulės. Nuo 30 ima lėtėti, nu ir su kiekvienu dešimtmečiu lėtėja. Tai galima sakyti, kad mudviem irgi kažkur tik tai apie kokį 60 galbūt procentų, maks iki 70% tik tai ta sintezė vyksta. Jeigu mes gulime ant saulės. Bet, nu, aš prisipažinsiu, aš šiemet dar negulėjau ant saulės, nei nuo 11 iki 3, nei anksčiau, nei vėliau, Lietuvoje. Lietuvoje dar nesideginau. Tai nieko tokio aš irgi negulėjau, bet aš ir dabar jau nebesu ta mėgėja, tai geriau pavartoju tą vitaminą D. O yra žmonių, ar kaip čia įvardinti, žmonių kategorijų, nu, kuriems ypatingai reikalingas vitaminas D ištisus metus. Net klausimo negali būti, kad čia pertraukas kažkokias daryti ir panašiai. Tai vad galėtum šiek tiek ir paliesti autoimuninės tas ligas, nes vitaminas D prie jų yra labai labai svarbus. Tai va, jau tu ir paminėjai vieną iš svarbiausių kategorijų, tai yra visi žmonės, kurie turi autoimuninę ligą. Aš čia susirašiau, kad nieko nepraleisčiau, nei vienos kategorijos, nes galvoju, jeigu klausytojas klausysis, tai kad, nu, manęs matai, tame sąraše nebuvo. Tai taip, tai yra žmonės, kurie turi autoimuninę ligą, žmonės, kurie turi kaulų retėjimą. Čia jau kur labai labai svarbu, ar ne? Žmonės, kurie turi silpną imuninę sistemą, taip pat onkologinė liga sergantys žmonės, ar kurie nenori susirgti, bet jau jeigu serga, tai yra ypatingai svarbus, tai yra priešvėžinis vitaminas, tai yra žmonės, kurie turi širdies kraujagyslių ligų padidėjusias rizikas arba serga širdies kraujagyslių lygomis, žmonės, kurie turi hormonų disbalansą, nesvarbu kokių, lytinių, kasos, skydliaukės, prie visų hormonų disbalanso vitaminas D yra labai svarbus. Taip pat, kurie turi depresyvią nuotaiką, kurie yra tokios prislėgtos nuotaikos, tie būtinai turi D vartoti. Ir aišku, mes supraskim, kad reikia vartoti, kad to nenutiktų, ar ne? Taip pat, kas turi odos uždegiminės ligas įvairias ir autoimuninės ir neautoimuninės, tai yra priešuždegiminis vitaminas, žmonės, kurie turi polinkį į tukimą, tai yra svorį padedantis reguliuoti vitaminas. Tai čia tokie pagrindinės kategorijos, ar kaip jau vardinti, grupės žmonių. Ir, aišku, pamiršau paminėti nėščiosios moterys. Nėščiosios moterys. Tai irgi labai labai svarbu. Taip. Dabar mes kalbam apie tą vitaminą, ar ne, kad jis ir svarbus ištisus metus, bet dar šiek tiek gal galėtum užsiminti apie tas normas, nes tiesiog tu papasakok, aš irgi žinau tos informacijos ir iš tavęs pačios, bet tiesiog iš tavęs norėtume išgirsti. Tai iš tikrųjų vakar turėjau tokį vaistinį atvejį, kai žmogus sako, mano vitaminas labai geras, tyrimą pasidariau, labai geras kiekis, 90, sako, ten keli, neatsimenu, 90 keli. Ir aš sakau, nu, kokių vienetų? Sakau, aš tau paantrinsiu arba paneigsiu, kai tu man pasakysi, kokių vienetų 90 ten keli. Ar nanogramų, ar nanomolių. Ai, sako, nežinau, koks čia skirtumas. Tai va, iš tikrųjų yra labai labai didžiulis skirtumas, kokių vienetų 90. Nes vitaminas D matuojamas yra dviem būdais. Du rodikliai yra nanogramai litre, dviejų matavimo vienetai norėjau pasakyti. Nanogramai litre ir nanomoliai litre.
ir kad iš karto išvengti jau čia tokios, kaip sakau, akių stojimo į krūvą, žinai, ir jau kai būna žmonėms atrodo nieko nesuprantu, tai aš iš karto Mhm. pasakau, kad įsivaizduokit, Amerikoje atstumą matuojame myliomis, ne? O Lietuvoje kilometrais. Bet mes apie tą patį kalbam, apie tą patį atstumą, apie atstumą kalbam. Tai čia tas pats, kad vitaminas D, jeigu mes sakom nanomoliais, tai jo norma yra nuo 75 iki 250, o nanogramais, jeigu kalbam, tai yra norma nuo 30 iki 100. Ir kad nebūtų tokios visiškos sumaišties galvoje, pagalvokim dabar, kokį skaičių gaunam padalinę 250 iš 100. 2,5, ar ne? Kokį Mhm. skaičių gaunam 75 iš 30 padalinę? 2,5. Tai galima sakyti, jeigu mes turime skaičių 90 kelis ir tai yra nanomoliai, tai reiškia, tai yra normos riba, bet tokia, nu, į mažesnę pusę, nes norma nuo 75 iki 250. O jeigu tai turim nanogramais, nu, tai yra jau viršutinė normos riba, jau beveik, nu, kaip sakyt, pabaiga normos ribos. Tai gali Taip. vertinti labai skirtingai. Tai čia bus toks, nu, geras, nu, bet toks, nu, toks, kai sakyt, nealkanas, bet dar ir nesotus. O jeigu jau 90 nanogramų, tai jau yra super sotus, super gerai. Tai tam, tai moteriai paaiškinus, nu, jinai sako, reiks pasižiūrėti, nes čia yra skirtingi vertinimai ir vien tik skaičius nieko nesako, reikia žiūrėti tą būtent kokiais vienetais, ar ne? Ir dar kitas Mhm. dalykas, dabar bet keli metai turime sumažintas normos ribas, susiaurintas. Tai jeigu anksčiau buvo nuo 30 iki 100, dabar yra nuo 30 iki 50. Jeigu buvo nuo 75 iki 250, dabar yra nuo 75 iki 125. Nu, yra primažintos ribos. Ir iš tikrųjų keista man labai, kodėl primažintos, tokia keista priežastis. Tiesiog laboratorijos įvardina, kad niekam tiek nėra, tai tiesiog, kad nu, mažiau sumaišties būtų, prisiaurinam tas ribas. Bet jeigu žiūrėt klinikinius tyrimus, dauguma klinikinių tyrimų geriausius rezultatus parodo su būtent didelėm vitamino D reikšmėm kraujyje, kada yra jau, na, kaip ir minėjau, 90 nanogramų litre, ar ne? Pagal dabartinės normas tai jau būtų perdozavimas. Pagal ankstesnės tai būtų labai gerai. Tai aš tai daugiau vis tiek remiuosi tais ankstesniam normom, nes su jomis yra daugiausia randu klinikinių tyrimų duomenų. Tai tiesiog, jeigu taip reziumuojant žmogui, tai pasidarė tą tyrimą ir žiūrėt, kad jis būtų per vidurį arba daugiau tos Taip, normos. bent jau per vidurį. Mm, Bent jau per taip. vidurį normos ribos, kad nereikėtų apsikrauti savo galvos, tiesiog žiūri normą nuo kiek iki kiek ir Mhm. stengtis būti per vidurį arba į didesnę pusę. Ir tada bus Ir viskas gali, gerai. ir dar gali paminėti, va dėl ko būtent va, ta per vidurį ir didesnė norma. Todėl, kad ta minimali vitamino D normos riba, tas mažiausias kiekis, pavadinkim, ar ne, tai pirmiausia, vitaminas D yra panaudojamas organizme kalcio ir fosforo apykaitai. Na, tai tiesiog, kad kalcis rastų kelią į kaulus ir būtent pirmoji vietoj D vitaminas bus panaudojamas tam tikslui. Bet, kaip minėjau, vitaminas D turi daugybę naudų. Tai jis yra ir antidepresantas, jis yra ir hormonas, jis yra ir imunomoduliantas, jis yra ir priešuždegiminis vitaminas, daug jisai funkcijų atlieka. Bet jeigu jo yra mažai, jisai atliks tik tai tą pagrindinę funkciją - kalcio ir fosforo apykaitą. Ir viso kito, dar paminėjau, pamiršau sakyti, kad ir hormonus reguliuojas, tai pats hormonas yra. Tai visa kita jisai jau nebedarys, nes tiesiog jo nebeužtenka atlikti visas funkcijas. Jis atliks tą pagrindinę ir viskas, nes jo tiesiog per mažai. Bet jeigu mes turėsim didelį vitamino D kiekį, tą normos ribose
didesnėse, tai jo užteks visiem minėtiem atvejam, visom funkcijom. Supratau. Tai einam link pabaigos ir dabar tikrai labai įdomu klausytojams, tai ką pati vaistininkė vartoja. Nes taip pat irgi yra labai svarbu įsirinkti kuo natūralesnį tą vitaminą ir kad organizmas jį kuo lengviau geriau įsisavintų. Tai Eglutė, pasidalink, kokį ir kodėl tu vartoji būtent tą vitaminą D. Šiuo metu aš naudoju Nelife kompanijos vitaminą D, kuriame yra abi formos vitamino D, ir D2, ir D3. Tai yra iš grybų ir elninių šiurių šaltinis. Ir būtent iš mitybos grandinės vitaminas D turi geresnį biologinį prieinamumą, įsisavinimą ir organizmas jį lengviau paverčia aktyvę formą. Ir, tiesiog mažesnė rizika, kad kažką pakenksi. Apie perdozavimą gal nenoriu kalbėti, nes iš tikrųjų tai retai, nežinau, ant tiek retai sutinku perdozavusių žmonių, kad net nežinau, ar ant vienos rankos užlenkčiau 5 pirštus. Bet kalbant apie tą bendrą principą, kad iš mitybos grandinės vitaminai, mineralai ir maistinės medžiagos žymiai geriau įsisavinamos. Turime rinkoje dauguma vitamino D yra sintetiniai arba iš avies vilnos, iš lanolino. Tai anksčiau, kol Nelife'as neturėjo vitamino D, tai aš naudojau iš lanolino, iš avies vilnos, bet tai nėra mitybos grandinės dalis. Bet vis tiek rinkausi kuo natūralesnį. Tai va, tai tiesiog mano toks asmeninis pasirinkimas, nes aš tikiu ir manau gyvenime, kad norint padėti, svarbu nepakenkti. Padėkime savo nepakenkdami. Tai aš su tokia filosofija gyvenu, kad būtų abi pusės laimingos, ar ne, ir vilkas sotus ir avis sveika. Tai va, tai dėl to. Ir galim dar tiesiog paminėti, ar ne, kad Nelife produktai, jie yra visi pagaminti iš maisto grandinės. Taip. Natūraliai. Turime keletą galbūt tokių nepastoviam vartojimui, kaip Respiksas, keletą produktų, ar neturime, kur yra iš augalų vaistažolių, bet pagrinde, kurie skirti naudoti kiekvienai dienai, tai yra iš mitybos grandinės. Ar Eglutė turėtum dar kažką iš šios dienos temą pridurti? Tai dar tikrai yra ką pridurti, todėl kad apie vitaminą D esu paruošęs net visą paskaitą, kuri trunka 1,5 valandos. Tai jeigu kažkas labai domėsis ir asmeniškai tau parašys, kad norėtų apie vitaminą D daugiau informacijos, galėsime padaryti atskirą kažkokį zoomą, susijungimą, kažkokį rašiuką apie D. Bet noriu paminėti svarbų labai dalyką, kad vitamino D trūkumas gali išsivystyti, kai trūksta organizme vitaminų C, E, K2, B12, cinko, magnio ir seleno. Nes kitą kartą būna, kad aišku ir D trūksta, bet vitaminas D nepavirsta į aktyvę formą, nes trūksta minėtųjų vitaminų ir mineralų. Ir tada tu gali gerti didžiulės dozes ir 10 ir 20 tūkstančių veikimo vienetų. Ir tau vitaminas D nepakils, nes tiesiog pritrūko vitaminų ir mineralų, kurie reikalingi vitamino D aktyvavimui. Tai esu ne vienam žmogui vitamino D kiekį pakėlus būtent pridėdama tuos vitaminus ir mineralus. Nes tiesiog buvo priežastis anų trūkumas. Tai va, taip pat kita priežastis būna, kad žmonės, kurie turi užterštą organizmą, kurių kepenys yra užterštos labai stipriai, tai tiesiog vitaminas D turi būti aktyvuojamas kepenyse, pirmas metabolizmo etapas. Tai vitamino D kiekį pakėlėme tada, kai atlikome organizme detoksikaciją, kepenų detoksikaciją. Tada pradėjo vitaminas D kilti kraujo tas rodiklis. Tai labai svarbu vartojantiems daug vaistų,
sergantiems su lėtinėmis ligomis ar ne, ar turintiems, tarkim, apriebėjusias kepenis, mitybos, kur nesižiūri žmonės, kur valgo viską, visas šiukšlės. Ir tos kepenys yra uždususios žmonėms, kurie patiria labai daug streso, irgi kepenys yra pažeistos. Na ir tiesiog labai svarbu irgi pasakyti tai, kad labai svarbi kepenų sveikata, kalbant apie vitamino D aktyvaciją. O mums reikalingas būtent tik aktyvus vitaminas D. Tas, kuris pasigamina odoje, ar tą, kurį mes išgeriame papildų formoje, jisai nėra aktyvus, jį reikia aktyvuoti. Tai jį aktyvuoja per kepenis, pirmas metabolizmas, pirma aktyvacija ir vėliau per inkstus. Tai vėlgi, jeigu mes turim sutrikusią inkstų funkciją, mes turime pagerinti inkstų funkcijas, siekdami pasididinti vitaminą D. Bet kada darome kraujo tyrimą, mes kraujo tyrime matome pusiau aktyvę vitamino D formą, tai reiškia ta, kuri jau per kepenis praėjo. Tai kitos mes kol kas negalime, dažniausiai tyriame šitą. Mūsų laboratorijose, kiek žinau, taip nedaro tos galutinės formos. Tai va. Iš tikrųjų, aš kaip tik tavęs norėjau dar klausti, tiesiog neklausti, kad užsimintum, kad geriant vitaminą D, Dieve, kiek reikia dar visko, kad jisai virstų aktyviu ir jei ko trūksta ar ne, kad kaip žmonėms prastai jis pasisavina ir žmonės skundžiasi geriau, bet niekaip neįsisavina. Tai labai ačiū, kad tą užsiminiai. Ir iš ties labai vyksta daug tų procesų, čia nėra taip paprasta, išgėriau ir viskas, jau tą pliusą užsidėjau ir ten man viskas gerai. Tai tiesiog pabaigai dar priminsiu irgi tai, kad visą tai, jeigu reikėtų kažkokios asmeninės konsultacijos, tai tikrai drąsiai rašykite, mes susisieksim ir kaip pasakyti, sutarsim šitą laikelį, kada asmeniškai būtų galima pakalbėti apie jūsų ar kažkokias problemas dėl neįsisavinimo ir kitų dalykų, nes tai yra antiek viskas susiję, kad mes kartais tikrai nesuvokiam, kad jeigu vieno trūksta, tai trūks ir kito. Jei kito trūksta, dar trūks kito. Taip. Tai va. Ir, ir dar toksai klausimas, tai turbūt, Eglutė, tu pati vartoji tai ištisus metus. Taip, jau keli metai aš naudoju ištisus metus. Anksčiau dar darydavau Liepos rugpjūčio mėnesiais pertrauką. Tai dabar jau nebedarau tos pertraukos, tiesiog naudoju mažą dozę, bet vartoju. Taip. Tai dėl tų dozių irgi taip pat mes apie tai nekalbėsim, nes tai yra labai labai individualu. Reikia daryti tyrimus, žiūrėti pagal organizmo būklę ir ar yra kažkokių dar šalutinių ligų ir panašiai. Taip. Tai va tiek turbūt šiam kartui, nebent turi dar kažką tiesiog dar pridurti pabaigai, sakinuką porą. Pabaigai pridursiu, kad domėkitės, skaitykit, klausykit, nepasitikėkit vieną nuomonę, tikrinkit, nes tai, ką šiandien girdėjot, tai buvo viena nuomonė. Tikrinkit šaltinius įvairius ir nėra vienas šaltinis tik tai patikimas. Reikia žiūrėti, kur daugiausiai randat, kur atsikartoja informacija. Nes yra labai daug prieštaringos informacijos ir atrodo, skaitai gerą knygą, viskas kaip ir sutampa ir randi keletą sakinių tokių, kur prieštarauja prieš tai 5 perskaitytom knygom, ar ne? Ir tada galvoju, tai kur čia tiesa, kur melas, kur čia pro šoną, kur čia tiksliai ta informacija. Tai iš tikrųjų, sisteminti reikia, žiūrėti, kur daugiausia, kur dar ir pačiam pagalvoti logiškai, ar ne. Ir individualiai, ir jeigu sakau, kaip pavyzdys, naudoji didžiulės vitamino D dozes ištisus metus ir tiesiog negauni to vis tiek rezultato tinkamo ir neturi apriebėjusių kepenų, negeri daug vaistų, kurie, tarkim, tas kepenis būtų ar ne už apkrovusios, apkrova, kad ta prasme kepenims, tai tiesiog pagalvok apie tai ir pabandyk. Galbūt trūksta tų kitų vitaminų ir kitų mineralų. Tai tiesiog vietoj to, kad, neigti, ginčytis ir sakyti, aš nesutinku su ta informacija. Paimk ir pabandyk.
ir Tai tiesiog ir pasirinks saugiausią variantą. O būtent kalbant apie Neolife, tai ir yra pirmoji vietoj, kad tai yra veiksminga, antroji vietoj, kad tai yra saugu. Tai va, tai mano pabaigai žinutė tokia. Tai ačiū tau labai, ačiū. Andžela, kad pakalbinai, ačiū visiems, kurie klausysis ir tikiuosi netrukus vėl susitiksim. Aš tikiuosi tikrai, kad susitiksim, nes, nu, jau tu mano tapai, kaip pasakyti, mėnesinė pakalbintoja, kas mėnesiuką, tai tikrai, kas sekate mano kanalą, kad nepraleistų svarbios informacijos ir tikrai gaunam labai daug vertės. Tai tiesiog paspauskim užsiprenumeruoti ir keliausime kartu link sveikesnio gyvenimo. Dėkoju, Eglutė, ir iki sekančio. Ačiū labai. Iki. Iki.